Paris Hilton per savo pirmąjį interviu po savo dramatiškojo įkalinimo pareiškė, kad kalėjimas išties pakeitė jos gyvenimą. Ji teigia tik dabar supratusi, ką reiškia ši bausmė ir ji atradusi naują dvasingumą bei tikėjimą. Tačiau labiausiai šokiruojanti žinia buvo ta, kad būdama Cypėje ji nė karto nepažvelgė į veidrodį ir ji jau berods nėra esanti super barbė. Atrodo, kad gražuolė pamaiva Paris amžiams išnyks iš mūsų akiračio. Kiekvieną dieną jis sugeba mus nustebinti. Ar ne? Bruce'as Willisas paneigė sklandančius gandus, kad jis susitikinėja su Drew Barrymore, pareikšdamas, kad draugiškas bučinys dar nieko nereiškia, kad jų santykiai rimti. Tačiau duodamas interviu Playboy žurnalui, Bruce'as paminėjo, kad jo švelnus pakštelėjimas į žandą kolegijai per vieną iš Hollywoodo renginių buvo niekai kas po to įvykio. Ar tai pigus reklaminis triukas greitai pasirodysiančiam naujam filmui, kuriame vaidins ir pats Bruce'as Willisas, mes patys tuo greitai įsitikinsime. Neseniai Anglijos princas išsiskyrė su savo mylimąja Kate Middleton, po to, kai sosto įpėdinis viename iš vakarėlių garsiai pradėjo šūkalioti, kad jis jau laisvas. Po to, kai jis pareiškė, kad nėra jokių šansų, kad jis paliks savo karius brolius Irake, išdykėlis princas po kelių dienų buvo pastebėtas supermarkete, kur užsikrovė pilnus 4 vežimus alkoholinių gėrimų bei užkandos, už ką suplojo net 850 svarų sterlingų. Šiuo metu princas Williamas treniruojasi vienoje iš Jungtinės karalystės karo stovyklų, kur mokosi būti būrio vadu. Tarp kitko, prieš futbolo rungtynės tarp Anglijos ir Estijos komandų, besišypsantis Williamas buvo pastebėtas su 2 apsauginiais, su kuriais apsiprekino alkoholiniais gėrimais bei nurūko atgal į karo stovyklą.